Labas vakaras, čia bus dabar netrukus Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro metų apdovanojimai ir pabėgimas į vasarą. O galim dar daugiau triukšmo padaryti, nes tai yra vasaros jaunimo šventė metų uždarymo šventė. Labai gerai. Taigi labas vakaras visiems, labas vakaras mokiniai, labas vakaras talentai, breikeriai, dainininkai, madistrai, modeliuotojai. Sveiki visi. Labas vakaras tėveliai. Gera jūs visus matyti, gera, kad jūs dalyvaujate šioje labai svarbioje šventėje. Labas vakaras visi studijų vadovai, kurie štai čia yra šonuose. Paplokime studijų vadovams. Tai va, tai aš nesugebėsiu kaip visai, bet aš savam stiliui direktoriškam. Kas žino iš jūsų, kas yra laisvalaikio centro direktorė? Pakelkit ranką. O kas nežinojo? Kas nežinojo? Tai dabar žinokite, kad direktorė esu aš, Skaidra, ir čia dirbu ne viena su mūsų didžiuliu kolektyvu ir mokytojų ir kitų darbuotojų tam, kad jūs turėtumėte kur praleisti gerą, įdomų laiką, kad jūs išmoktumėte, kad jūs pažintumėte vieni kitus ir save, kad jūsų laikas būtų pats įdomiausias ir pats nuostabiausias. O šiandieną aš noriu jūs pasveikinti visus pabaigusius, bebaigiančius, dar vienus mokslo metus ir susirinkusius į mūsų tradicinę mūsų ugdytinių apdovanojimų šventę, kuri jau yra švenčiama 7 metus. Ir ji dar tęsis, tol, kol būsite jūs. Taigi, valio ir pradedam šventę. Kaip iš pulverstuks, kad sakė, statėme ir pagaliau pastatėme, bet mes tik tai, kaip sakant, tik pradėjom sakyti. Tai kitiems metams dar yra ką daryti. Karšta. Ką tik baigiam mūsų pačią gražiausią metų šventę, ugdytinių apdovanojimo šventę. Buvo be galo daug žmonių, be galo daug jaunimo,
buvo daug muzikos, daug pačių geriausių emocijų. Tai kad ateikite pas mus, tik pas mus. Laisvalaikio centre 3 metai, kai šis ansamblis gyvuoja ir džiaugiuosi už dainininkės, už visus einančius, grojančius šitą ansamblį. Ir ne tik tai džiaugiuosi, bet ir didžiuojasi, kad toks ansamblis yra ir jo grojimu džiaugiuosi. Ačiū!